Tai sveikos atvykusios į paskaitą, kaip išmokti jausti savo kūną ir kaip visgi galima pasiekti tą sveiką balansą tarp darymo ir buvimo. Tai labai trumpai pasakysiu, kas aš esu. Tai esu somatinio kaučingo specialistė. Jeigu yra jums neaiškių sąvokų, tai tikrai nieko tokio. Pakeliui išsiaiškinsim, kas dabar yra ta somatika, apie tai irgi šiek tiek pakalbėsim. Tai dirbu išskirtinai tik su moterim, padedu moterims sukurti ryšį su savimi, savo kūnu, tam, kad galėtų atgauti tą savo natūralų gyvybingumą, džiaugsmą, laimę, autentiškumą ir apskritai atgauti tą malonumą gyvenimui, džiaugtis kasdien ir ne tik kažkokiu tai atostogų metu, bet iš esmės kaip kasdienybėj pasiekti tokią būseną. Tai aš žmogaus tam vidiniam pasaulyje, galima sakyti, esu jau maždaug apie 10 metų. Tai pradėjau nuo psichologijos studijų, vėliau sekė įvairūs apskritai tokie ir savęs tyrinėjimai, ir įvairiausių ir saviugdos tradicijų, bet pasilikau vis tiek prie tokio man įdomiausio ir svarbiausio mokslo, tai yra somatika. Kas tai yra, tai pakalbėsim visai netrukus. Dabar pačioj pradžioj noriu įdėti tokią labai paprastą informaciją, kad būtų šiek tiek aiškiau, kokia čia ta paskaita ir ką mes čia joje veiksim. Tai šiek tiek pakalbėsim, nuo ko prasideda ryšio kūrimas su savo kūnu, tai čia labiau tokia bus teorinė dalis. Ji galbūt ir nėra labai kažkokia tai svarbi, bent jau mano manymu, vis tiek kūnas tai labiau yra vis tiek ne teorija, o patyrimas. Tai apie 20 minučių vėliau jau mes skirsim tokiam somatiniam patyrimui, somatiniai meditacijai, kad iš tikrųjų savo kūnu patirti. Tai kas čia yra ir nuo ko viskas prasideda. Tai dar labai svarbi informacija, apie ką nėra šitas įrašas, tai tikrai ne apie svorio metimą, nebus kažkokių sveikos mitybos patarimų, ar ten sporto, ar ten, nežinau, kažkokių motyvacinių dalykėlių, ar tai kažkokio savo kūno priėmimo netgi. Tai visi šitie dalykai, jie yra kaip pasekmė grįžimo į kūną, savo kūno jautimo. Tai nėra kažkokie atskiri dalykai, jie tiesiog savaime įvyksta. Tai būtent šitam įraše tai tikrai nebus visų šitų dalykų. Tai jeigu ieškot kažkokių tais patarimų, tai būtent šičia nebus šitų patarimų. Gerai, tai einam toliau. Somatikos sąvoka labai stipriai siejasi su kūnu, kadangi soma tai reiškia kūnas, ir pagrindinė idėja yra tokia, kad psichika ir kūnas yra ne kažkokie atskiri, o kaip vientisas dalykas. Tai kad jeigu kažkokios tai patirtis mums atsitiko, tai greičiausia liko kūne. Tai dar kitaip pasakius, kad neišspręstas psichologinis stresas kažkaip jisai vienaip ar kitaip gali manifestuotis mūsų fiziniam kūne. Tai ar kažkokie tai fiziniai, psichologiniai simptomai gali būti, kažkokios tai ligos. Čia parašiau, didelė dalis patirčių palieka ženklą mūsų kūne, dėl to, kad tikrai ne visos patirtis mus kažkaip suformuoja ir palieka kažkokį tai įspaudą kūne. Ir būtent tas momentas kažkaip mus atskiria nuo to mūsų kūno, kad mes kažkaip jo nebelabai imam jausti, kažkaip įprantam mes jį ignoruoti, daugumą kažkokių mūsų pojūčių, ar tai kažkokių kūno signalų. Ir aišku, vienaip ar kitaip mums tiesiog sukuria diskomfortą ir sukuria kažkokius mūsų elgesio modelius automatiškai. Tai čia ateina į pagalbą dar kita tokia sąvoka — įsikūnijimas arba embodiment, dar angliškai sako.
Tai iš esmės yra grįžimas į kūną, kad pamatytumėm, kas ten dedasi. Tai kaip atrodo ta disociacija nuo kūno arba kaip manifestuojasi mūsų gyvenime tas neturėjimas ryšio su savo kūnu. Tai dažniausias dalykas, tai kad mes labai pradedam perdėtai veikti iš vyriškos energijos. Tai atrodo, galvojam, kad viską turiu pasiekti pati viena. Ir toks nuolatinis impulsas siekti, pasiekti. Negalim taip niekada kažkaip labai taip ramiai atsipalaiduoti. Atrodo, būti šioje akimirkoje, dažniausiai tokiai moteriai jau sudėtinga tiesiog atsisėsti ir ten ar knygą skaityti, ar kažką tiesiog ramiai gerti arbatą. Tai vis yra kažkoks nerimastingumas, atrodo, norisi veikti, norisi daryti, norisi siekti ir labai sunku kažkokią tokią vidinę ramybę pasiekti. Tai tokios moteris dažnai linkę į pervargimą, nes tiesiog nejaučia, kada sustoti. Dar kaip kitaip dar manifestuojasi tokia perdėta vyriška energija mūsų gyvenime, tai visada norim pasirodyti, kad esam stiprios, kad mums nereikia jokios pagalbos. Yra tokia pažeidžiamumo baimė, kad mes nenorim kažkaip pasijausti tokios pažeidžiamos, nes atrodo lyg kažkaip nesaugu. Gėdos labai daug būna ties pažeidžiamumu. Su emocijomis, kas vyksta, tai sunku reikšti tas emocijas. Netgi jas atpažinti sunku, kas su manim vyksta dabar. Atrodo, netgi jeigu ir klausiu savęs, kas su manim vyksta, ką aš dabar jaučiu, tai dažniausiai tokia moteris visai užtrunka atsakyti, kas vyksta, nes nėra tokio įgūdžio klausyti savęs, klausti savęs, jausti, kas vyksta. Tai būtent su emocijomis irgi dažniausiai būna kažkoks vienoks ar kitoks diskomfortas. Dar nepaminėjau, kad slopinam emocijas. Kartais iškyla net ta emocija yra, nėra laiko, čia dabar ne laikas jokioms emocijoms ir atrodo nuslopinam ir kažkur tenais vis kaupiasi ir automatiškai prie ko mes dažniausiai prieinam slopindamos emocijas, tai kūnas pasidaro nejautrus. Tai reiškia, kad ar tai kažkaip liečiant visiškai, ar tai net diskomfortas, toksai nemalonumas, netgi liečiant kūną nėra jokio apskritai malonumo. Tai vėlgi persikelia į tas intimumo problemas. Ir aišku, intimumo problemos, į santykių problemas, dėl to, kad kūno nejautrumas, tai ir tada dar į emocinį nejautrumą labai lengva nueiti. Tai kas dar sukelia dar kitą dalyką, kad labai tada sunku kurti ryšį su mylimuoju, todėl kad mes kaip savęs visai nejaučiam, nejaučiam, kas vyksta, prasideda visoks toks nesąmoningas elgesys ir automatiškai mes tiesiog mums pasidaro labai sunku užmegzti tą ryšį su mylimuoju ir gal netgi apskritai su artimaisiais. Sunku jausti malonumą. Tai kai sakau, kad sunku jausti malonumą, tai nebūtinai malonumas yra vien tik tais intymiuose santykiuose, kas vėlgi irgi dažnai pasitaiko, kad ir intymiuose santykiuose jau to malonumo labai sumažėja, bet ir apskritai savo kūne to malonumo labai sumažėja ir tada apskritai netgi gyvenime dar to malonumo sunku džiaugtis kažkokiais tai dalykais gyvenime, kasdienybėj džiaugtis labai sunku. Ir dar tokią mintį užrašiau, reikia pasiekti daugiau, daryti daugiau, kad jausčiausi gerai. Tokia atrodo visą laiką yra sąlyga, kad kuo daugiau padarysiu, kuo daugiau darysiu, kažkaip tada jausiuosi gerai, kuo daugiau pasieksiu, tada bus gerai. Tai visą laiką atrodo, ta vertė tokia yra sulyginama su tiek, kiek mes darom ar padarom, kiek pasiekiam.
Tai čia irgi mes labai reiškias esam vienam polyje, tai reiškias tam vyriškoj tokioj energijoj, kur nėra vietos visiškai tiesiog buvimui. Jo, ir parašiau, vat, kad daugiau galvoje negu kūne. Tai reiškia, mes visą laiką sukam kažkokias tai mintis, visą laiką galvojam, viskas tik iš proto ir nėra buvimo savy, nėra jautimo, nes tai kažkas yra tokio neapibriešto, galbūt netgi nesaugaus ir tiesiog jaučiamės net nepatogiai tam savo kūne, jeigu apskritai dar kažkiek bent jau jį jaučiam, nes tikrai esu ir girdėjus ir tokį dalyką, kad vat sėdžiu ant jogos kilimėlio, ten mokytojas pasako, dabar pajauskite savo kūną. Ir nelabai jaučiasi ten kažkas. Tai va, tai taip tikrai gali atsitikti, kad tiesiog per sekundę ar per dvi, nepajausime taip staiga to kūno, ten mokytojai tiesiog pasakius, kad vat pajauskite ir dabar mes staiga pajausim. Tai ne, kartais tas procesas tikrai užtrunka, man pačiai, nežinau, gal virš metų, gal netoli 2, visai užtruko, kada jau būna pasakyta, vat iš kažkur kitur, aha, vat dabar pajauskite, ir aš vat galiu iš tikrųjų vat jausti, kas viduj, kokie pojūčiai, kokie signalai. Tai kai kurioms moterims tai statosi po truputėlį, po vieną laiptelį ir taip gilėja tas ryšys, tai tikrai nenusiminkite, jeigu kažkada buvo tokia situacija, kad jums paklausiau, kaip tu jauties, kas pas tave viduj ir jums tiesiog neaišku, ką pasakyti, tiesiog toks viskas tiesiog tuščia ir nelabai aišku, kas vyksta. Tai tiesiog kartais kitoms moterims labai, labai užtrunka ilgai. Tai visi šitie dalykai, apie kuriuos mes prieš tai kalbėjom, dažniausiai atveda mus į pagrindinį klausimą. Tai kaip atrasti tą tokį sveiką balansą tarp darimo, kada yra laikas iš tikrųjų veikti ir daryti, ir kada yra laikas tiesiog būti. Tai toks atsakymas dažniausiai ateina tada, kada mes iš tikrųjų užmezgam tą ryšį su savim, mums pasidaro aišku, kaip harmoningai dėliotis kasdienybę, dėliotis darbus, dėliotis apskritai gyvenimą. Tai tada ir ateina tas balansas visai natūraliai, kad yra ne tik tikslai kažkokie, ne tik siekimas, bet yra ir tokios ramios, lėtos tėkmės mūsų gyvenime. Ir tada kažkaip jau daug sudėtingiau yra peržengti tas savo kūno ribas. Tai yra pagrindinė tema šiaip, su kuria dirbu. Tai kaip atrasti tą balansą tarp darimo ir buvimo. Kaip neužkrauti kažkokios savo asmeninės vertės pagal tai, kiek darau ir kiek siekiu gyvenime. Kad kuo daugiau būtų to tiesiog buvimo ir tiesiog jautimo, kad netgi jeigu ir nėra tų pasiekimų tiek daug, galbūt kiek aš norėčiau, galbūt nėra tiek kažko nuveikta per netgi, sakykime, dienos eigoj, vis tiek aš turiu teisę ilsėtis, turiu teisę savo duoti įvairius dalykus, kurių aš tikrai noriu. Ir nebūtina tikrai kažkaip užkrauti, kad nebūtina dėti lygybės ženklų, kad mano vertė kaip moters, kaip žmogaus priklauso būtinai tik nuo kažkokio tai siekimo, pasiekimų. Tai kaip pradėti kurti ryšį su savo kūnu, su savim? Tai tų būdų tikrai dabar yra labai gausiai ir šokis, ir judesys, ir nervų sistemos reguliavimo pratimai.
įvairios kvėpavimo technikos. Tai visais šitais dalykais aš labai minimaliai, jeigu ir įtraukiu į savo darbą, tai pagrinde šitų dalykų dažniausiai nebūna. 2 dalykai, su kuriais aš išskirtinai dirbu, tai yra somatinės judesio praktikos, tai čia labiau gyvai vedu. Bet pagrindinis mano darbas yra somatinės sesijos. Kas dabar yra tos somatinės sesijos? Somatinės sesijos yra, kai mes visą savo dėmesį sutelkiam į vidinius kūno pojūčius. Ir įvairius giliai kūne glūdinčius signalus, kuriuos galbūt mes lyg ir turim, bet mes jų kasdienai kažkaip sugebam nepastebėti. Tai čia viskas labai siejasi ir su tuo, kad mes atsiskyrę esam nuo savo kūno, tai tie signalai, jie mums labai yra tokie priblankę. Tai sesijos ne tik tą ryšį su kūnu gilina, bet ir labai giliai prieinam prie tų priežasčių. O priežastis, tai dabar sakysit, kieno priežastis, tai mes ir kalbėjom apie visus šitos simptomus, kurie manifestuojasi kasdienybei. Tai visi šitie dalykai išvardinti ir apie kuriuos mes kalbėjom, jie turi vis tiek kažkokias tai giluminės priežastis. Tai per somatinės sesijas mes labai giliai prieinam prie tų priežasčių ir tiesiog per patyrimą, per išbuvimą, per išjautimą suvokiam, kas vyksta, kokiu keliu eiti. Tai šiandien šiek tiek prisiliesim prie šito, bet labiau lavinsim patį tą kūno pajautimą, į priežastis tiek daug nesikoncentruosim. Tai somatinis patyrimas. Tai šiek tiek keletą detalių. Tai somatinis patyrimas, kaip ir sakiau, visas dėmesys sutelkiamas į mūsų vidinius kūno pojūčius. Žinoma, tikrai sutelkiam dėmesį ir į išorinius, bet visas fokusas pagrinde vis tiek yra vidiniams kūno pojūčiams, dar angliškai kitaip galim vadinti internal felt sense. Tai kaip tai vyksta, tai mes tiesiog labai daug naudojam įvairių nuoširdžių klausimų, tokių kaip ką aš šiuo metu jaučiu savo kūne, kur aš tai jaučiu. Tai šiandien mes tikrai šitą gausim patirti ir ne tik keliaujam į tuos savo kūno impulsus, bet ir mes juos sekam ir stebim ir labai bandom išjausti, apie ką jie, iš kur jie ateina, ką jie reiškia. Sesijų metu mes stengiamės apskritai visiškai išjungti protą ir atsiduoti visiškai tokiam plaukimui, tam, kad nebūtų jokios nei kontrolės, nei struktūros. Būtent tada ir atsipalaiduoja visas protas ir tada labai aiškiai ateina visi atsakymai, kodėl yra taip, kaip yra. Labai dažnai tenka tiesiog žvelgti į save su atjauta ir tokiu visiškai nevertinančiu žvilgsniu ir iš esmės mes nieko visiškai nevertinam. Reiškia, neduodam jokių kažkokių pavadinimų, jokių etikečių. Tai kas jaučiasi, tai tas yra, viskas labai yra svarbu ir jokių nėra tokių kažkokių, kad čia gerai, čia tinkama, čia netinkama. Kažkas turi kažkokią prasmę, o tas tai neturi, tai lyg mes neskirstom jokių pojūčių, kas gerai, kas blogai, tiesiog viskas atranda savo vietą šitoje erdvėje. Tai kaip ir minėjau, kad tos tikrosios priežastis ir atsiveria tada, kai mūsų kūnas visiškai atsipalaidavęs, o protas visiškai neaktyvus. Tai tada mums labai pasidaro aišku. Labai daug atsakymų ateina.
Žinoma, dar ir parašiau, kad ir tinkamas vedimas labai svarbu. Žinoma, galima ir pačiai tikrai daryti tai. Pačioj pradžioj save vesti tai sudėtinga, žinoma, per tokį procesą, jeigu tikrai jaučiatės naujos šitam procese, tai vis tiek yra geriau turėti žmogų, kuris jūs palaikys ir tinkamai ves. Tai ką, eisim toliau. Tai dabar pakviesiu jūs patogiai įsitaisyti, taip kad jums niekas netrukdytų. Jeigu jaučiat, kad reikalinga kažkokia meditacinė muzika, tikrai rekomenduoju, padės dar labiau susitelkti į save, į savo kūną. Ir kviečiu užmerkti akis. Tam, kad dar geriau savo vidiniu žvilgsniu galėtume žvelgti į savo kūną, į savo vidų. Ir kviečiu pastebėti pradžiai savo kvėpavimą, nieko nereikia keisti, nieko nereikia kitaip daryti, tiesiog pastebėti, koks yra dabar jūsų kvėpavimas. Ir kviečiu uždėti abi rankas ant savo kūno, ten, kur jums jaučiasi palaikančiai. Galbūt vieną ranką ant širdies, kitą galbūt ant gimnos, o galbūt kažkur visai kitur. Ten, kur jums jaučiasi maloniai, patogiai. Jeigu reikia, iškvėpkite su garsu. Taip dar labiau leidžiam savo kūnui grimzti gilyn, gilyn, gilyn į save ir atsipalaiduoti. Ir kviečiu pajausti visus taškus, į kuriuos remiasi jūsų kūnas, nugara, sėdmenys, galbūt rankos, galbūt pėdos, visus taškus. Ir tiesiog išjaučiant, kaip žemė jūs palaiko jūsų kūną tam, kad galėtumėt atsipalaiduoti. Ir jeigu pavyksta, sutelkite visą savo dėmesį į savo kūną. Jeigu jaučiate, kad reikia, patikrinkite, gal kūnas nori kažkaip šiuo metu dar šiek tiek pajudėti, kad visiškai galėtų atsipalaiduoti, gal norisi pajudinti galvą, gal krūtinę, gal pečius, gal nugarą, gal liemenį.
Ir su kiekvienu iškvėpimu grimskite gilyn, gilyn, gilyn į savo kūną. Pastebėkite savo veidą. Galbūt dabar geras laikas jį dar labiau atpalaiduoti. Pastebėkite žandikaulį. Pastebėkite savo lūpas. Gal jas galima dar labiau atpalaiduoti. Ir grimstant dar gilyn į savo kūną, kviečiu pastebėti, kas šiuo metu gyva kūne. Kas ten šiuo metu jaučiasi. Galbūt yra kažkoks fizinis pojūtis, fizinė įtampa kažkurioj kūno vietoj. Galbūt yra kažkokia mintis. Galbūt kažkokia idėja neduoda ramybės. Galbūt yra kažkoks jausmas. O gal emocija. Niekur neskubant, tiesiog tikrinkite savo kūną. Nieko nereikia stengtis. Nieko nereikia ieškoti. Tiesiog leiskite sau būti ir jausti. Galbūt yra kažkas, kas nori jūsų dėmesio. Ar yra kažkas, kas prašosi dėmesio? Jausmas, mintis, pojūtis, emocija, idėja, bet kas. Jeigu kažką jau pagavote, pastebėjote,
Kviečiu sutelkti dėmesį į tai, į tą mintį, į tą pojūtį, į tą idėją, į tą jausmą, į tą emociją. Nesvarbu bet ką. Galbūt kažkoks vaizdinys kyla, nesvarbu, netgi jeigu ir atrodo nelogiška, keista. Nesusiję galbūt atrodo visiškai. Nesvarbu. Kviečiu sutelkti į tai dėmesį. Kol kas nieko nereikia daryti. Tiesiog pastebėkite tai dar labiau. Ir kai jau pakankamai atkreipėte dėmesį į tai, kviečiu su smalsumu eiti į tai dar giliau, dar toliau. Ir kviečiu pastebėti, kur jūsų kūne tai yra. Kurioje kūno vietoje tai labiausiai jaučiasi. Gali būti, kad tai yra netgi už kūno ribų. Viskas su tuo gerai. Kviečiu su smalsumu eiti į tai dar gilyn, stebėti, be jokio noro pakeisti, sutvarkyti, paaiškinti. Nieko nereikia paaiškinti, nieko nereikia sutvarkyti, atsikratyti. Tiesiog sutelkite dėmesį į tą pojūtį, į vietą kūne. Ir tiesiog visiškai pasiduokite į tai. Leidžiu savo jausti viską, kas ten šiuo metu yra. Leidžiu savo jausti viską, ką man neša šitas pojūtis. Jeigu reikia, atsiduskite su garsu. Jeigu reikia, įkvėpkite dar giliau. Jeigu jaučiate, pajudinkite savo kūną, tai kaip jam norisi judėti. Ką iš viso šito patyrimo dabartinio man norisi daryti? Gal norisi kažkaip specifiškai kvėpuoti, judėti, skleisti kažkokį garsą,
Nėra nieko gėdingo, leiskite sau daryti tai, ką šiuo metu norisi daryti iš jūsų dabartinio patyrimo. Visas judesys, visas garsas, kvėpavimas jums tik padeda dar geriau išjausti tai, kas šiuo metu yra jūsų kūne. Kviečiu nugrimzti dar gilyn, gilyn į visą šitą patyrimą. Ir kviečiu sutelkti dėmesį į savo širdį. Ir kelias akimirkas patikrinti, kas ten šiuo metu yra. Galbūt yra kažkas, ką ši vieta nori pasakyti, galbūt yra kažkokia žinutė. Leiskite jai ateiti. Jei kartais persikėlei vėl į savo mintis, nieko tokio, jausk savo kūno svorį. Jausk, koks jisai sunkus. Ir vėl grįžk atgal į savo kūną. Jeigu eina žiovulys, viskas su tuo gerai. Jeigu norisi judėti, puiku. Jaus, kaip grimzti dar gilyn, gilyn į savo esmę, į savo pačiausias gilumas. Ir kviečiu užduoti klausimą savo kūnui. Kūne, kaip galiu tave mylėti dar labiau? Kaip galiu tave mylėti dar labiau? Galėjau paprašyti, kad kūne atsiverk dar labiau ir parodyk man dar daugiau. Ir tiesiog stebėk, koks atsakymas ateina. Jeigu neateina joks atsakymas, nieko tokio, viskas tuo gerai. Galbūt ateis rytoj.
Skirk dar kelias akimirkas pajausti, ką patyrei. Gali padėkoti savo kūnui, kad jis toks nuostabus, kad tiek daug gali tau pasakyti, tiek daug atverti. Ir po truputį atsimerk savo tempu, niekur neskubant. Ir po truputį sugrįžk į šitą dieną, vakarą, rytą. Tai būtent taip prasideda toks giluminis ryšio kūrimas su savo kūnu. Stebime visus pojūčius, sekame juos. Šįkart nėjom į labai konkrečias temas. Padarėme tokį labiau bendrą kūno pajautimą. Davėme kelias užklausas ir stebėjome atsakymus. Tikrai nenusiminkite, jeigu nieko nepajautėte. Tiesiog kartais užtrunka laiko. Tokį dalyką, ką šiandien patyrėte, kartais galima sutrumpinti iki kelių minučių. Tiesiog prisėsti, uždėti rankas ant širdies, pajausti, pabūti, sustoti. Ir tikrai galima užduoti klausimus savo kūnui. Ir labai dažnu atveju tas atsakymas ateina akimirksniu. Ko dabar man norisi, ko galbūt nesinori, ko dabar man reikia, koks dabar yra mano giliausias troškimas galbūt, ko dabar man gyvenime trūksta. Ir tie atsakymai greičiausiai ateis ne iš proto, o iš tos mūsų giliausios savasties. Tai šitie atsakymai tikrai jie daug teisingesni. Tai tikiuosi, kad šitas patyrimas jums buvo bent kažkuo naudingas. Būtinai lauksiu iš jūsų grįžtamojo ryšio. Labai įdomu, koks jūsų asmeninis patyrimas. Ar pirmą kartą patyrėte. Ir apskritai, kokia ta patirtis, kaip sekėsi įsijausti, kokie atsakymai atėjo. Galit man tikrai parašyti žinutę. Labai bus įdomu išgirsti. Tai atsisveikinsiu
su jumis šį kartą ir iki kitų pasimatymų.